Sveiki, brangus Lietuvos žmonės ir ne tik Lietuvos. Visi žmonės yra brangus. Šį įrašą tikrai nesiruošiau daryti. Čia toks, kaip ir pagal pavadinimą pastebėjot, tiesiog noriu paviešinti, su kuom susidūriau šiandien, sekmadienį, ir truputį dar anksčiau. Aš žinau, kad jūsų labai nenustebins tai, ką aš papasakosiu, paviešinsiu, bet viešumas padeda kartais. Aišku, ne tik tai viešai šitai padarysiu dar ir kiek bus įmanoma, bus skundų parašyta ir manau, kad į visą tai bus atkreiptas dėmesys. Bet pasiklausykit, mėlyjei, kai pagal pavadinimą pastebėjote, kuom aš buvau sukrėstas iki gilumos širdies. Dabar dar negaliu ramybės atgauti, nes jeigu žmogus nesebejinks kitiems žmonėms, tai tikrai paliečia. Tai kas, mėlyjei, atsitiko? Aš dar žiemą vežiau 3 žmonės į Švėkšnus psichiatrinę ligoninę. Žmonės norėjo gydytis, buvo didelė motyvacija nuo priklausomybės alkoholiui. Ir kada aš nuvežiau tuos žmonės, ir 3, tai gydytojas, tikrai sako: Vaidai, 3 žmonės, kur aš juos turiu paguldyti? Nesitaręs, aš neturiu vietų, tiesiog sako, tokia sunki situacija. Ir tai, bet vis tiek gydytojas atrado išeitį. Tai tikrai paminėsiu, kad tai gydytojas psichiatras Marčiulionis Valdemaras. Ir jo poelgis buvo toks. Dabar yra kažkur 7 mėnesiai, neseniai buvau sutiks tos žmonės, jie visi gyvena blaiviai, jie yra laimingi, jų artimieji laimingi, jie gavo pagalbą. Jiem buvo suteikta pagalba ir galbūt iš tų 3, gal visų 3, galbūt 1, gal 2, galbūt netgi nebūtų gyvo buvę jau šiandien. O žmonės džiaugiasi. Ir aš taip pat džiaugiuosi. Bet dabar su kuo susidūriau, tiesiog kiek čia praėjo laiko nuo žiemos. Ir dabar taip pat vienam žmogui prireikia pagalbos. Žmogus po 16 metų blaivybės. Įvyko atkrytis. Žmogus garbaus amžiaus, 70 metų. Ir taip pat kreipėsi jo giminės į mane pagalbos. Ir kadangi aš pats turiu problemų su ta liga, tai suprantu to žmonės ir kadangi turiu supratimą ir žinau, ką jie išgyvena, tai noris kažkaip padėti. Vat yra toks noras. Negaliu praeiti pro žmogų abejingai, kurią matau. Ir ne tik tai su priklausomybėm, šiaip iš vis. Nežinau, aš čia ne to, kad geras žmogus aš ar negeras žmogus. Man išeina visaip pabūti ir geru, ir blogu, padarau ir blogų. Tiesiog Dievas suteikia jėgų, keičia širdį ir nepasigirimams, bet, visi mes sugebame ir gerai, ir blogai elgtis. Bet sakykim, kaip kalbant apie daktarus, su kuo man teko susidurti, tai daktaras yra daktaras, jis gydo. Jis davė Hipokrato priesaiką. Šiandien ji, kiek suprantu, tebegalioja. Aišku, yra geresnių daktarų, blogesnių daktarų, bet tai ar tai, kaip sakant, daro kažkokią žalą. Vienam geriau sekas, kitam ne.
Ir dabar aš jums noriu papasakoti, paviešinti, kas atsitiko ir kas pasikeitė. Ir kuom aš esu nustebęs ir kuom tikrai yra daug žmonių nustebintų, nes prieš dabar darant įrašą, kadangi jau skambinausi ir daug informacijos rinkausi, norėjau tą skundą parašyti, kur čia, kaip kreiptis, ką kreiptis, kas čia darosi. Tai paskambino dar vienas žmogus, nes jis atsigirdo apie tą problemą, kurią aš jums dabar papasakosiu. Ir jis susidūrė su ta panašia problema irgi dabar taip pat neseniai. Tai reiškia, ne aš vienas, o yra dar vienas žmogus. Ir kada išeis šitas visas į viešumą, galbūt sulauksime ir dar ne vieno žmogaus ten parašytų, kad jiems kažkas atsitiko panašiai. Tai dabar buvo sekmadienis, o Švėkšnos psichiatriniai ligoninėje yra priėmimų skyrius. O priėmimų skyrius, kaip ir visose kitose ligoninėse, priėmimų skyrius dirba visas dienas, apvalią parą, ir šeštadienį, ir sekmadienį. Kada aš paskambinau į priėmimų skyrių, tiesiog informacijos paklausti, tai buvo pasakyti, kad reikalingas siuntimas, o aš sakau, gal išeitų be siuntimo, ar kaip, sujungė su gydytoja budinčia. Gydytojai griežtai pasakė, kad ne. Ir atvažiuokit pirmadienį, pasiimkit siuntimą ir tada viskas bus gerai, paguldysime. Ir paminėjau, kad netgi vietų nėra. Tai, bet kadangi mes išėjo taip, kad yra gerų daktarų, išėjo taip, kad geras daktaras nepatingėjo sekmadienį per savo išeiginę, kuris nedirba priėmime, o yra šeimos gydytojas, išrašė tam žmogui siuntimą. Gavę siuntimą mes nuvažiavom sekmadienį į Švėkšnos priėmimų skyrių. Ir kai mes turėjom visus reikalingus dokumentus, kada žmogus nebuvo girtas, o tikrai jam buvo abstinencija, visa kas yra reikalinga, viskas buvo, vis tiek mūsų nenorėjo priimti. Ir elgėsi labai šiurkščiai. Su mumis sako, aš jumgi pasakiau, kad pirmadienį, tai sakau, siuntimą tai mes gavome. Ir viskas atitinka, kodėl jūs negalite paguldyti dabar. Aš nespėliosiu, bet toks. Ir negaliu savo jausmais vadovautis. Bet kaip ir noras, kad šeštadienį, sekmadienį jūs čia pas mūsų tiesiog nevežtumėt, nors tai priėmimų skyrius. Mes galėjome ir naktį atvežti. Yra įstatymai, jų reikia laikytis. Yra tos gydymo įstaigos. Yra būtinoji pagalba ir nebūtinoji pagalba. Ačiū Dievui, kad nežinau, kas ten atsitiko. Ir aš tos gydytojos dabar nei pavardės, nei vardo nesakysiu, nes aš ir neprisimenu. Bet jeigu bus tyrimai, tai aišku, viskas yra įrašuose, yra dokumentai, kas priima, kaip, kada ir taip toliau. Tai dabar tą žmogų paguldė. Sekmadienį. Čia dabar praėjusi. Šiandien mes nuvažiavom pas tą žmogų. Nuvežėm dar būtinųjų tokių dalykų. Tiesiog aš padėjau vėl nuvažiuoti, parodyti, nes giminės nežino, kur ten įeiti, kaip, ką. Tai vien žodžiu galėjau dar pasitarnauti, pagelbėti. Tai pasiūliau nueiti pas gydytoją. Kadangi gydytojas 8 skyriaus Valdemaras Marčiulionis yra atostogose, tai jį pavaduoja gydytojas. Ir 8 skyriui Jonas Žalimas. Psichiatras, taip pat gydytojas. Aš nežinau, gal esu matęs, gal nesu. Ir aš prieš tą žmogų nieko neturiu, bet papasakosiu tiesiog apie jo elgesį. Kai mes nuėjome į kitą skyrių, kuriame jis buvo, ir kada įėjo tą giminaitį pasikalbėti apie savo dėdę, kaip jam galim būtų padėti ir taip toliau, koks gydymas paskirtas, tiesiog gauti informaciją. Tai buvo, jie išėjo, aš tiesiog nenorėjau veikti, nes aš kaip ir, neturiu ryšių su tuo pacientu, nei giminystės, tik pagal krikščionybę jis mano brolis, nes mes visi Dievo vaikai. Ir jis žmogus. Ir kada ta moteris išėjo, ji čiut neašarojo, ji buvo pasimetusi. Ką išgirdo iš gydytojo, o dabar aš jums pasakysiu.
Iš visos kalbos išėjo taip, kad jis dar nuo sekmadienio to mūsų atvežto ligonio dar netgi nematė. Jis ant stalo turėjo tik jo tą kortelę. Jis pasižiūrėjo, pamatė, kad jis yra 70 metų ir pasakė, kad aš jį penktadienį išleisiu, parašysiu vaistų, ko jūs norite iš 70 metų žmogaus. Vežkite jūs jį į slaugos namus, reiškia, įstaigą. Yra slaugos ten. Bet slauga, aš kiek suprantu, yra reikalinga žmonėm, kurie, visiškai, ta prasme aš noriu pasakyti. Jeigu jums reikėtų operacijos akiai, daryti akies operaciją, o jums sakytų, jūs eikite prie traumatologo ten, kad jums kojos operacijai padaryti sąnario. Tai čia vat kažkas panašaus, aš esu šokiruotas. Žmogus po tiek metų blaivybės 16 atkritęs, kaip sakant, šitoje bėdoje, sakykime, alkoholio. Taigi žmogui nei galva nedirba, jam reikalinga būtinoji pagalba, jam reikia atstatyti, kad jis pradėtų blaiviai mąstyti, orientuotis. Buvo dar pasakyti, kad aš jį penktadienį išleisiu ir jums neskambinsiu ir nepranešiu, kad aš jį išleidau. Bet kaip buvo informacija ir dabar perteikta, bet kelintą valandą, sako, taip turi padaryti socialiniai darbuotojai. Ir tada žmogus išėjęs, jeigu pinigų neturi, išleisti iš ligoninės, dorai nesiorientuoji, o prie alkoholio prisideda kartais ir depresija, arba atvirkščiai žmogus suserga depresiją ir pradeda alkoholį vartoti. Ir įsivaizduokite, alkoholizmas yra psichinė ir dvasinė liga, ir fizinė. Tai tikrai daugumą suprasite, bet labai sunku suprasti gydytojų tokį elgesį. Tai tik ne šito gydytojo, kur minėjau. Dabar papasakosiu tas žmogus, kuris skambino iš visai kito miesto, negu aš gyvenu. Gavęs mano numerį, išgirdęs apie tą problemą, jis sako, pas mane tokia pat problema, o jis yra tiesiog socialinis toks darbuotojas, kuris, tiesiog, ne kaip aš, paprastai padedu žmonėm, o jis dirba tokį darbą. Ir jis nuvežė žmogų, paguldė ten pat į ligoninę, bet o žmogus nebuvo socialiai draustas. Pagal įstatymus, žmogus, kada nėra draustas, jau negalima guldyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Bet tas žmogus susimokėjo pinigus ir jį paguldė. Šiandien tas žmogus gavo informaciją, kuris padėjo jam nuvykti, kad jam pasakyta, kad rytoj jį jau išvarys tiesiog iš tos ligoninės. Išvarys, ar išleistas bus, ar išrašytas, kaip čia tinkamiau būtų. Bet ne dėl to, kad jis jau praėjo tas laikas už tos dienos, paros, už kurias jis susimokėjo. Tas žmogus prablaivėjo per tas dienas, jam atsirado motyvacija gydytis toliau tiesiog. Ir jis nuėjo, susimokėjo už sveikatą, įsinešė pinigus ir jis yra dabar socialiai draustas. Tas gydytojas pasakė, jeigu man tiksliai perdavė, bet sako, kad tikrai taip tiksliai perduota informacija, kad pasakė, čia ne nakvynės namai. Žmogus nori gydytis, o psichiatras, gydytojas, sako, čia ne nakvynės namai. Taip teisingai, ne nakvynės namai, bet tai ligoninė. Ir jeigu žmogus turi motyvaciją, jeigu jis nori gydytis, tai tikriausiai iš gydytojų turėtų, dar iš psichiatro, turėtų sulaukti supratimo. Psichiatras turėtų matyti viską ir spręsti. Galbūt jis ir geriau gydytojas mato, bet elgesys, kada ta moteris man pasakė, kad jis jaunas vyras, kramto gumą, pasiėmęs telefoną į rankas, tiesiog nematęs pacientų, pagal amžių nusprendžia, kad jau senas žmogus ir tiesiog jį vežkite į slaugos namus. Nežinau, mylėjai, kaip jums, bet man tai kraupu. Aš esu parsivežęs iš šunų prieglaudos šuniuką.
Jis buvo mušamas. Jį paėmė iš šeimininkų. Kada aš tą šuniuką parsivežiau, tas šuniukas bijojo, jis į kampelį susispaudė. Dabar jau yra daug metų. Pagal reikalavimus Lietuvos įstatymus jam yra voljeras padarytas. Ir jeigu dabar jūs nuvažiuotumėt į šunų ten ar gyvūnų prieglaudą, tikrai jūs rastumėt, kad tie gyvūnai yra pamaitinti, jais rūpinamasi, bet tai yra gyvūnai. Žmonės, ar ne pasaulio pabaiga artėja? Kodėl aš dalinuosi apie tai? Todėl mano kanalas krikščioniškas. Kuom tai susiję su krikščionybė? Ir nekrikščioni žmonės vis tiek supranta, kas yra gerai, o kas yra netinkamai. Nebūtina būti krikščioniu, kad elgtis su žmogumi pagarbiai. Jeigu aš pamatyčiau policininką važiuojant girtą gatve, ir žinau, buvo tokių įvykių Lietuvoje, kada tikrai policininkas važiavo girtas, ir žmonės pamatė, iškvietė policiją ir tas policininkas tiesiog prarado darbą. Bet jis turėjo taip pat progą gydytis nuo ligos, alkoholizmo. Jam gal buvo gėda, gal kažkaip, nežinau, bet jis žinojo. Jis gaudė vairuotojus, kurie, kad nevažinėtų girti. Ir kaip dabar suprast, mėlyjei? Jeigu policininkas turi gaudyti, paskui pats užgirts už vairo važiuoja, tai aišku, kad jis to darbo negali dirbti. Aš neskau, kad gydytojas padaręs kažką negerą nebegali dirbti darbą. Čia ne man spręsti. Tam yra vadovai, atsakingi žmonės, komisijos ir taip toliau. Ir aš nieko neturiu prieš tą žmogų. Aš nežinau, kas jo gyvenime, ar jis psichiatras būtų, ar jis būtų paprastas žmogus, jis yra žmogus. Galbūt jis ir nekrikščionis, bet jeigu jis yra gydytojas ir psichiatras, tai jis tikrai turėtų suprasti kitus žmonės, kas dedasi žmonėse, matyti, kas motyvuots, kas ne, ir atitinkamai skirti gydymą. Bet kadangi žmonės taip pat išvaromi, nenoras priimti, sekmadienį guldyti ar šeštadienį, ir visokie dalykai tokie, ką aš jums papasakojau, aš pats turiu ligą, organinę depresiją, man po avarijos, po traumos. Tas pats gydytojas, man buvo 2 diagnozės. Viena buvo alkoholinė depresija, nustatyta psichikos centre kito gydytojo. O ten ligoninėje to paties Valdemaro Marčiulionio man buvo nustatyta, kad tai yra potrauminė depresija. Nes geriau pažvelgė, kaip sakant, išklausė, kas kai buvo gyvenime, ir suprato, kad aš alkoholį pradėjau vartoti tiesiog po avarijos, kaip antidepresantą kokį. Taip man atsirado ne tik kad ta liga, bet dar ir alkoholizmas liga. Ši liga šiandien man padeda padėti kitiem. Ir aš džiaugiuosi. Kažką, kada galim padaryti naudingą. Mano kanalas. Aš dalinuosi ne dėl to, kad pas mane būtų daug prenumeratorių, kad būtų daug peržiūrų. Tiesiog noris pasidalinti. Kas užeina, kas pažiūri. Kas nenori, tas nežiūri. Kam įdomu, kam neįdomu. Ir jeigu kažkam pasidalinus kažką iš savo patirties, jeigu žmogus kažką atrado ir pasinaudoja, tai garbė ir šlovė Dievui, ne man. Ir dabar, mylėjai, vis tiek aš noriu paprašyti, kad tie, kurie peržiūrėt, aš galbūt ir jau laikas man užbaigti, bet noriu paprašyti, kad jūs pasidalintumėt šio vaizdo įrašu, kad daugiau žmonių pamatytų, kad daugiau žmonių sužinotų apie Jono Žalimo
psichiatro elgesį, ką aš papasakojau. Tai nėra šmeižtas, tai nėra, kad vienas gydytojas geras, o kitas blogas. Tiesiog yra elgesys vieno žmogaus ir kito žmogaus. Aš nesprendžiu, kas geras, kas blogas. Nežinau, kodėl taip elgesi. Tai tikriausiai bus atsižvelgta, ištirta. Žinau, kad rytoj bus dar truputį šiokių tokių priemonių imtasi šitais įvykiais, o galbūt ir daugiau įvykių išaiškės. Ir duok Dieve, kad kiekvienas tas, kas dirba savo darbą, kad jį dirbtų kuo galima geriau. Tai iki pasimatymo, mielieji. Šį kartą apie tai, kad baisu darosi. Jeigu man dabar rudenį, kada man pablogėjo savijauta, reikės gultis, aš jau bijau, ar aš gausiu tos pagalbos tinkamos, ar man bus tinkami vaistai paskirti, tinkamas gydymas. Jau atsiranda baimė. Tai tiek gal šį kartą. Esu sujaudinęs labai. Uždėkit laiką, kad daugiau YouTube'as platintų ir kad daugiau žmonių pamatytų. Parašykit komentaruose, jeigu jūs susidūrite su kažkuom panašiu. Tegu tai būna kuo daugiau vieša, nes tai vieša įstaiga, vieši asmenys. Ir apie juos mes turim kalbėti. Iki, mylėjai. Te laimina jūs Dievas visus ir te saugo.